Sveika Lietuva, sveiki Radio stoties M1 klausytojai ir žiūrovai. Su jumis savaitinė nuostabiausia laida Zuzu ir, žinoma, 3 komisijos nariai. Mes turime ir dar 3. Ko lendat, nelaiku? Mes turime ir dar 3 komisijos narius, kuriuos norėčiau dabar pakviesti ir jums pristatyti. Tai yra Gedas Saročka. Sveikučiai. Gintas Vaičikauskis. Mane pristatyti. Ir Gintas Vaičikauskas. Vaičikauskas, o Vaičikauskas. Vaičikauskas. Ir Gintas Vaičikauskas. Sveiki. Ir Mindaugas Stasiulis. Sveiki, meškučiai. Ir metas pradėti žiūrėti mūsų vaizdelius. Aš panašiau scenarijų kažką. Metas jums pristatyti 5 šios savaitės vaizdelius. Pirmąjį pamatysite jau netrukus, o kuris bus nugalėtojas, sužinosite taip pat visai greitai. Taip. O dabar, ko čia knysat rankelės dabar? O dabar žiūrėsime į kiaulę. Nes mums atsiunčia ne tik šuniukų ir kačiukų. Mes turime ir tikrą vietnamietišką paršiuką. Jeigu galvojat, kad kiaulės tik tai drypso purve ir kriuksi, tai yra netiesa. Kiaulės dirba daug sunkiau negu vyrai. Taip. O vyrai žiūri. Žiūri. Parodykite kiaulę. Bet jūs Cirko veriat, cirko daiktus paršas. normaliai. Žiūrėk. Bet neįtikėtina, kad paršas gali užsiimti kažkokiu darbu. Paršas asfaltuoja kiemą. Jo, rimtai. Manau, kad geriau nei Ir žinai, kas geriau nei kelininkai, nes jis nerūko. Ir nesikeikia. Jis nuolat dirba. Žiūrėk, neturėjo pertraukėlės dar. Pičias, kuris nesilsi. Viskas Sizifo kiaulė. Sizifo kiaulė. Ne Sizifas rideno akmenį, o jo kiaulė. Žiūrėk. Žąsis tik juokės fonė girdėjot. Ten ne žąsis, ten šeimininkė. Aš kaip žąsis. Gerai, super. Žiūrėk, netgi pats traktorius jau eina. Bravo. Be vairuotojo. Super, labai gerai. Pradedam. Nebejotinai aš už darbo kiaulės, už gyvūnus, kurie dirba ir kurie negalvoja apie tai, kad jūs kažkas filmuoja, nes jie tiesiog dirba savo darbą. Aš darau savo darbą ir rašau 30 balų. Aš nebijotinai šitai kiauliai vietnamietiškai rašau 30 balų, nes ji tik dirbo ir nedarė jokių pertraukėlių ir dirbo super gerai. Man patiko. Tokios kiaulės niekada nevalgė. Ir tai buvo nesurežisuota, tai buvo jėga. Tai yra tikras talentas. Mes turim kiaulių su talentu. Aš džiaugiuosi, kad ne tik Džordžas Klūnis, man nereikia šitą mikrofoną. Aš džiaugiuosi, kad ne tik Džordžas Klūnis turi vietnamietišką paršiuką, bet yra ir lietuvių, kurie taip pat augina tokius paršiukus ir vien dėl to aš rašau 30 balų. Aš mėgstu kiaulieną. Čia Bet- nepadaru, žinok, šitą situaciją kalbėti šitaip yra. Tu pagalvok, žmonės augina, verkia dabar prie... Verkia natūraliai, aš mėgstu kiaulieną, tu turėk protą, kad aš nekibint. Čia gyvūnų laida Tai yra. nedavėt scenarijaus Gedui ir šnekam. Pasiskaityk, žiūrėk, parašyta, kad negalim sakyti, aš mėgstu kiaulieną. Nu. O gali iš naujo pradėti? Tai parodė, kas čia parašyta. Kas parašyta? Kas Papugėjęs. Ne. Bet jis, ta prasme, turėjo omeny kitaip mėgsta kiaulieną. Ne, normaliai Aš manau, kad pradėkim juokauja. žmogui. Gedai, tu pasako, kas yra, kas tau daro. Ko tu susiparinai? Ko tau tas kelias? Gerai. Normaliai? Tu mėgsti kiaulieną. Gerai. Aš mėgstu kiaulieną. Taip, kiaulės, kurios dirba, nėra vertos vitrinos parduotuvėje mėsos, ar ne? Bet aš vis tiek mėgstu kiaulieną. Dėl to ir duodu 30 balų. Iš viso kiek? 120! Ką tik praūžė Bike Show Millennium, ten puikiai pasirodė Selas, bet jeigu ten būtų buvęs šis šuo, aš manau, kad jis būtų sulaukęs žymiai daugiau gerbėjų. Pasižiūrėkime. Jis būtų apgynęs Egį. Nekantrauja. Nori važiuoti Selo pamatyti, matyt. Noriu Selo. Ei, kontrolį. Žiūrėk, užsidengia mėgstiniu, kad nesubražytų odos ant moco. Ne odos, o dažų. Bako. Kad neapsizuostytų benzinu. Dar žiūrėk ir pavairuodos. Žiūrėkit kaip ausis iškart. Jėga, pys. Gerai. Koks laimingas šuo, žiūrėk, geras. Mes matom laimingiausią šunį pasaulyje. Žiūrėk, geras, negaliu patikėti. Ar tai yra saugu? Puikiai, ne, tai yra nesaugu, bet tai yra faina. Galėtų iš priekio dabar filmuoti. Gal jis grįš? Šuo vietoje oro pagalvės. Nu tu vėl aš mėgstu kiaulieną šuo vietoje oro pagalvės. Tai galės nedėt. Ne, kodėl nedėt, tai yra pažiūrėjau.
O jie grįžta ar ne? Grįžta! Grįžta, palauk! Ne? Ne, jie nurūko. Nuvirto. Nenuvirto. Gal ir grįžta? Ne, žiūrėk, dar yra laiko jiems grįžti. Jie grįžta, aš sakiau. Ei, man Švieselė grįžta. ten šuo šviečia, man atrodo. Sakau, grįžta. Pusė laidos praeis. Ne, palauk. Ten iškirp. Aš manau, kad jie apsikeitė vietomis jau dabar. Ne, žiūrėk. Be šuns. Eik tu savo. Super. Jie grįžo. Bravo. Puikiai. Tad čia man patiko. Šuo, kuriam patinka motociklai, yra labai gerai. Aš nežinau, čia motociklininkas talentingesnis ar šuo. Aš skiriu 30 balų net nebejodamas. Aš savo kaime pažinojau žmogų, kuris turėjo šunį ir šuo važiuodavo su juo traktoriu. Kai tik užsivesdavo traktorių, šuo sėdėdavo kabinai. Šis šuo yra daug drąsesnis, nes jis važiuoja ant motociklo. Jam rašau 30 balų, nes tai yra laimingiausias mano kada nors matytas šuo. Tepaluoti šunys verti 30 balų. Viskas. 30 balų. Mėgstu šunieną. Skaiva, o tu ką duodi? Aš mėgstu... Aš labai mėgstu, kai šuo, ta prasme, laimingas šuo visada tas yra, kuris užsiema savo šeimininku. Ir čia matėsi, kad šuo ir šeimininkas turi tą patį hobį, kas yra labai svarbu ir mane tai žiauriai džiugina. Šitam šuniui aš rašau 30 balų ir jis surenka 120 balų. Šlovė! Bet aš vis tiek nenorim dainuoti. Aš nedainuosiu jums. Toliau mūsų laidoje su papugėjęs ir su žmogėjęs šuo Arčis. Neįsivaizduoju, kas tai yra, bet tikrai labai norėčiau pamatyti, žiūrim. Įsivaizduokim. Aфигенно! Prancūzas, klausyk. Jo, čia prancūzų buldogas. Eik, tu savo, nerealu. Koks tembras. Man panašu į moc. Tarp motociklo papūgos. Gražu labai čia. Nu gerai, super. Eina savo. Jo, čia jėga. Jo. Aš prieš šį projektą buvau kietaširdis ir bejausmis žmogus. Pamatęs, koks gražus yra gyvūnijos pasaulis, aš atradau savyje laimę ir tikrąją šviesą. Šuo, kuris taip daro, vertas 30 balų, nes jis net ne šuo. Šiam šuniui ir aš rašau 30 balų, nes tai buvo tarp motociklo, papūgos, šuns ir nelaimingos žmonos. 30 balų. Po šito vaizdelio aš galiu pasakyti, kad šunienos nebemėgstu. 30 balų. Žinok, kol kas tai buvo įstabiausia, ką aš mačiau, nes tai yra žiauriai juokinga ir žiauriai gerai. Aš noriu šito šuns savo namuose. 30 balų. Net Marcelis rodo nykštį viršų. Like. Gali? Nu, davai, varom. Praneši šitą vaizdelį. Pavaryk, normaliai. Čia apie katinus yra. Kitam vaizdelį bus katinas. Katiną atsiuntė Karolina ir jis kažkur prišalo uodegą. Pažiūrėjau. Tau neįdomu apie katinas? Kur čia guli? Nesuprantu. Ant baseino? Ant... Akvariumo. Žiūrėk, uodega. Žvejoju? Šiek tiek pažvejos. Nedaug. Kimba kaip visada. O jis nežino, kad reikia bent slieką užkabinti arba kokią skaridę. Tai gal jo uodega. Gerai, trumpas vaizdelis. Trumpas komentaras, 20 balų, įdomus pomėgis, bet kažko pritrūko. Žuvies pagautos. Aš rašau 10 balų, nes tai yra, ta prasme, aš manau, kad tai nėra talentas kažkoks. Tiesiog neatsargus katinas kažką neatsargiai padarė. Tai buvo smagu, bet netalentinga. Tai buvo šaunu. Ne, tai buvo smagu, tai buvo juokinga, bet netalentinga. Aš, kaip senas žvejys. Aš kaip senas žvejys tai duodu 30 balų, aš pats mėgstu užmesti Uodegą. meškerę arba uodegą į svetimą prūdą. Tai nėra taip lengva padaryti, patikėkit manimi, pataikyti į mažą skylutę su savo didelę uodegą. 30 balų šiam baltam katinui. Aš tai matau, kad mano šuo rodo visišką apatiją katinam. Šitam tau nepatiko? Smiega beveik. Ne?
Nuobodu buvo. Tai ką rašai? 10. Tai tiek. Viso? Kiek tu ten rašai? 20, 10, 10, 30. 70, taip, gerai. Ir viso? 70 balų. Puiku, jūs galėsit pagelbėti šitam katinui internete. Jeigu norėsit prabalsuokit, o dabar metas paskutiniai mūsų šios savaitės vaizdeliai. Ir tai yra, triušis, kuris vakar geria. Nieko aš negeriu, aš asmeniškai. negeriu. Mes asmeniškai negeriam. Aš jūsų nepažįstu. Žiūrim. Skanu. Vanduo šiaip sveika yra. Jeigu jis pats atsisuktų dar, tą Jo. kraną būtų gerai. Jo. Bet šiaip triušiai taip negeria, šiaip Jo. triušiai dažniausiai sėdi narve ir Šiaip bijo jis žiauriai viską. panašus į mano katę, nes mano Gali katė būt, taip geria. kad tai yra katė, bet apklijuota Ausim. laukais ir Gali būt. ausim. Aš manau, kad šitas triušis graužia morką, bet jis blogai mato. Įsivaizduoju, kad Skysta morka. Ta morka, šitas triušelis graužia varšas. Žiūrėk, dar vis prausis. Tuoj dar muilą. Nes dar svirda iš burnos, jis geria vakar. Savo Tada burnoje. pasiimti Jis dabar, išsiskupažas. jis dabar pradėjo savo burnoje ieškoti morkos. Ok, sako, čia tas desni to. Gerai, man patinka. Atsipūtė. Šiaip aš pirmą kartą matau triušį jo vonioj, kuris netupi, nedreba narve. Ir aš matau, kad šita kepurė nepraleistų vandens. 20 už tai, kad vakar jam buvo sunku. Aš jam padedu šiek tiek. Aš rašau 30, nes mano katė taip daro, geria vandenį. Ir aš pirmą kartą matau tokį triušį, kuris netupi narve, nedreba, o atėjo į vonę atsigert vandens ir Kaip pripažįsta, kad jam vakar buvo sunku. Net neslėpia, iš tikrųjų. Už tai, kad jis nenukrito ir už tai, kad jis geria vandenį taip pat kaip aš geriu, 20 balų. Jeigu aš nebūčiau mačius to prancūzų buldogo, kuris skleidė nerealius garsus šiandieną, aš žinok, tikriausiai būčiau surašęs visiems po 30, nes tai yra nerealu, bet tai, ką padarė tas šuo, man yra nerealu, žinok, dėl to triušis sorry tau tik 10. Balsuokit internete ir išgelbėkit triušį. Hei! Ir viso pagrindas triušis surenka 80 balų, neblogai, galite jam padėti internete. Tačiau, mylėjai, tai dar ne viskas. Dabar papildomus 30 balų gaus tas, kurį šiandieną labiausiai pamėgo Paris, kuris miegojo čia visą tą laiką. Kągi, po tokio sunkaus sprendimo Paris išsirinko ir mūsų šios dienos 30 papildomų taškų laimėtojas yra numeris 4. Ir tai buvo katinas, kuris žvejoja su savo uodega. Sveikiname jį, o jūs žinoma galite balsuoti už visus labiausiai jums patikusius vaizdelius internete arba mūsų interneto svetainėje www.m1.fm arba mūsų paskyroje Facebook'e. Lauksime jūsų ten ir žinoma lauksime jūsų prie savo kompiuterių ekranų kitą savaitę. Žiūrėkite laidą Zuzu, bus faina. Ate.